Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinė priemonė – jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinė priemonė – jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Intervencinės priemonės tikslas – skatinti jaunųjų ūkininkų, siekiančių užsiimti žemės ūkio produktų gamybą ir perdirbimu, ypač kuriančių didesnę pridėtinę vertę generuojančius ūkius, įsikūrimą ir taip paspartinti sklandžią kartų kaitą Lietuvos žemės ūkio sektoriuje. Pagal priemonės veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų pirminė gamyba, žemės ūkio valdoje pagamintų ir išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą. Pareiškėjas gali būti fizinis asmuo, ne vyresnis kaip 40 metų, kurio vardu registruotas ūkininko ūkis ir žemės ūkio valda ir jis priima sprendimus dėl ūkio valdymo, vykdo ilgalaikę ūkio kontrolę, yra finansiškai atsakingas bei prisiima su ūkio veikla susijusias rizikas. Turintis kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti, pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas. Pareiškėjas gali būti juridinis asmuo, kurio vardu registruota žemės ūkio valda, kurio dalyviai vienasmenis valdymo organas arba visi kolegialaus valdymo organo nariai yra ne vyresni nei 40 metų fiziniai asmenys. Turintis kompetenciją, kuri įrodo pasirengimą ūkininkauti. Pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje. Paramos dydis – didžiausias dotacijos dydis – 60 000 eurų, didžiausias lengvatinės paskolos dydis – 100 000 eurų. Paraiškų teikimo būdas – paramos paraiška ir su ją teikiami dokumentai turi būti pateikti užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį adresu zoomis.lt.
Daugiau informacijos apie Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 strateginio plano intervencinę priemonę jaunųjų ūkininkų įsikūrimas, paraiškų teikimo sąlygas, grafikus, paramos įsisavinimo taisyklės ir kitus keliamus reikalavimus pareiškėjui rasite adresu nma.lt.